Sveiki visi šią gražią gegužės dieną susirinkę pažiūrėti šiek tiek matematikos. Ir jau penktas savaitės uždavinys, penktas uždavinys. Ir šį kartą buvo iš geometrijos, iš tikrųjų visai įdomus, iš berods kažkurios Amerikos ten matematikos olimpiados. Šitas uždavinys, kaip visada, savaitės uždaviniai yra įkeliami į mano Discordo serverį. Na, ir žmonės tada tos uždavinius sprendžia. Arba bando spręsti, atsiunčia man, aš šiek tiek permetu. Nu ir tiesiog įdomu pasižiūrėti, čia išeina tiesiog kaip iššūkis savaitės, kad išspręst. Kvietimas į Discordą, kaip visada, bus tiesiog aprašyme po šito video. Ir šį kartą parodysiu du sprendimus. Vienas sprendimas bus kurs mano sugalvotas per ten lygiagretainius, kitas sprendimas bus vieno iš mano prenumeratorių, kuris labai gražiai išsprendė naudodamas Čevos teoremą. Tai pradėsiu nuo lygiagretainių. Ir kad nereikėtų čia iš karto prašytis, aš tiesiog brėžinį kelsiu, kaip jisai atrodytų. Tai atrodytų štai taip. Ir dabar dar prie užduoties perinu. Tegu ABC yra trikampis, apskritimas einantis per taškus A ir B, kerta AC ir BC atitinkamai ties D ir E, ties D ir E, ir ABC trikampis, eina apskritimas ties BC kerta ties E, o AC ties D. Linijos AB ir DE, tai AB ir DE susikerta ties F, štai čia, o linijos BD ir CF ties M, štai čia. Įrodykite, kad MF lygu MC, MF lygu MC, kai MB kart MD yra lygu MC kvadratu. Vadinasi, kad šitas galioja tik tada, kai MF yra lygu MC. Ir kad dar galima pasidaryti lygiagretainį prasitęst taip pat ir sakyti, kad CG yra lygu, lygiagretu rašysiu DF ir GF yra lygiagretu CD. Tai va taip pat. Ir reikia orientuotis į šitos dalykus, tai iš karto reikia orientuotis į trikampius CDM ir CBM. Vat jeigu per šitus du trikampius mes juos įrodysim jų panašumą, tada išsireikšim tiesiog šitą dalyką. Tai pirmas dalykas, tai yra pastebėta, kad ABED tai yra apibrėžtinis keturkampis. O tai tiesiog reiškia, kad kampas EDA plus kampas EBA yra lygus 180 laipsnių. Ką toliau galima pastebėti? Tai kad EDA ir CDF yra kryžminiai, vadinasi, jie yra lygus, o kadangi mes sakom, kad čia yra lygiagretainis, vadinasi, CGF bus lygus EDA kampu. Matom, kad kampas M, jeigu mes imsim trikampius CBM ir trikampį CDM, tai tas kampas CMD jis yra bendras. Jis yra bendras. Ir toliau EDAB tai yra apibrėžtinis keturkampis. Tai reiškia, kad šitas kampas plus šitas kampas yra 108. Bet taip pat šitas kampas plus šitas kampas, jie taip pat yra 180. Tai reiškia, kad BEGC taip pat yra apibrėžtinis. Ir jeigu mes preliminariai apsibrėžtumėm, tai tiesiog matytumėm, kad jis eina per taškus B, F, G
ir C. Ir dabar reikia tiesiog pagalvoti, ko mums trūksta dar, kad įrodyt tų trikampių panašumus. Ir kokį kampą mes būtent galim įrodyti. Ką reiktų pastebėti, tai kad čia yra du taškai, kurie yra ant apskritimo to apibrėžto. Ir iš šito lanko mums išeina du kampai. Išeina šitas atkampas ir išeina šitas atkampas. Tai reiškia, kad kadangi iš to pačio lanko du kampai įbrėžtiniai, tai kampas CBG yra lygus kampui CFG. Ir kadangi CDFG sakom, kad yra lygiagretainis, tai šitas kampas yra taip pat lygus šitam vat kampui DCM. Ir turim du vienodus kampus, tai reiškia, kad trikampis CBM yra panašus su trikampiu CDM pagal du kampus. Vieną kampą ką tik įrodėm, o kitas kampas yra bendras šitas vat M. Ir iš šito galim pasidaryti tada tiesiog iš karto proporciją. CM sutiks su DM taip kaip, arba MD, geriau rašom MD, nes taip ir yra duota sąlygoj, sutinka kaip MB su MC. Su MC. Ir CM, MC čia vienodai, bet jeigu mes sutvarkysim, tai mes gausim, kad MD kart MB lygu MC kvadratu. Ir uždavinys būtų įrodytas. Tai tiesiog, svarbiausia yra pastebėti, kad tiek vienas, tiek kitas keturkampiai yra apibrėžtiniai. Ir tada šiaip galima ir skirtingais būdais, aš tiesiog pastebėjau, kad su stygom galima. Kad čia bus kampas lygiai toks pats kaip ten, o šitas kampas yra lygus šitam kampui, šitas yra bendras, trikampiai panašus ir iš trikampių panašumo išsiveda būtent šitas dalykas. Ir tai yra tiesa tik tada, kai čia yra lygiagretainis, nes jeigu čia nebūtų lygiagretainis, tada šitas kampas nebūtų lygus šitam vat kampui ir tada visas uždavinys neišeitų, nes trikampiai nebūtų panašus. Tai va čia yra kaip ir pirmas būdas. Ir dabar prie antro būdo, tai prie Čevos teoremos. Brėžinys būtų štai toks. Nu, tiesiog vienintelis skirtumas, kad nėra to lygiagretainio. Visų pirma, dasibrėžiam AE. Ir dabar Čevos teoremą panaudojam šitam vat dideliam vat trikampiui. Ir pagal Čevos teoremą mes turim, kad MF padalinta iš MC padauginta CE iš EB kart BA iš AF yra lygu 1. Tai Čevos teorema yra tiesiog, jeigu turim iš visų viršūnių 3 atkarpas ir jos kertasi vienam taške, tai va taip atitinkamai einantis šitą padalinti iš šitos, padauginta šitą iš šitos, padauginta šitą iš šitos. Nu, tiesiog taip aplinkui apskritimų realiai einant, ir jie sudauginus mes gausim vienetą. Mes teigiam, kad MF yra lygu MC, vadinasi čia tiesiog bus vienetas, tai CE iš EB yra lygu AF iš BA. Ir galima dar šiek tiek persitvarkyti, tai AB iš EB, AF iš CE. Štai taip. Ir kam šitas dalykas duoda, tai mes tiesiog tada turim, kad šitos santykis su šita yra toks pats, kaip šitos santykis su šita. Tai reiškia, kad šitos tiesės jos yra lygiagrečios. AE lygiagretu CF. Ir dėl to, kadangi jos yra lygiagrečios, turim, kad va šitas atkampas, kampas EAC, jis yra lygus kampui ACF. Toliau, labai panašiai kaip ir su lygiagretainiu, čia vat yra ED lankas, jisai remiasi į šitą vat kampą ir taip pat remiasi į B.
Vadinasi, tai taip pat yra lygu kampui EBD, o tai yra tas pats kampas kaip ir CBM. Ir dabar žiūrint į trikampius CMB ir trikampį CMD, kampas M, jis yra, nu ne M, CMD, sakykime, tai yra bendras kampas. Ir mes ką tik įrodėm, kad CBM, šitas kampas, kuris įeina į trikampį CMB, jisai yra toks pats kaip kampas ACF, o kampas ACF yra tokio pačio dydžio kaip kampas DCM. Šitas kampas yra tas pats. ACF ir DCM tokio pačio dydžio kampas. Vadinasi, šitie du trikampiai yra panašus pagal du kampus. Ir lygiai tokia pati proporcija išsiveda, kad MC padalinta iš MB taip pat kaip MD sutinka su MC. Ir iš čia išsiveda, kad MD kart MB yra lygu MC kvadratu. Ir visa tai yra tiesa tik tada, kai AE yra lygiai gretu FC, o AE yra lygiai gretu FC tik tada, kai MF iš MC lygu 1, kitaip sakant, MF yra lygu MC. Tai va, toks pamąstymo geometrinis uždavinys. Ir čia buvo galima iš tikrųjų per žiauriai daug kampų eiti, bandyti spręstis, bet paprasčiausiai yra, kai yra su apskritimais, labai paprastai yra ieškoti tiesiog iš to pačio lanko ir įbrėžtus, remiančius į apskritimą kampus. Ir išeina gana paprastas įrodymas. Tai va, Čevos teorema čia labai gražiai buvo tikrai panaudota. Nu ir ką, šiai savaitė tada viskas. Ačiū už žiūrėjimą.